Aš esu Liuda Medinė iš Medinės pirties. Mes su vyru irgi abudu esam pirtininkai. Patirtis pirty didžiulė, 14 metų pirty. Ir mano paskaita šiandien bus daugumoj augalai pirtyje. Bet pradžiai trupučiuką paliesiu keletą kitų tokių momentų, kurie iš mūsų kasdienybės. Ir kadangi tuoj vasaris ir tuoj užgavėnės, tai atkreipsiu dėmesį į tokį vieną momentą, kad po užgavėnių jau truputėlį, sako, šalčiai į pabaigą artės ir mes keičiam savo valgymo įpročius. Kadangi keičiasi mūsų kepenų fermentai. Nes rudenį spalio mėnesį mes turim pereiti prie fermentuoto maisto. Ir labai neteisingas yra dalykas, kai per žiemą naudojam želmenis, naudojam daigus, naudojam agurkus, pomidorus. Žodžiu, šitos vaisius, sakykime, net daržovės, juos reikėtų palikti po užgavėnių. Po užgavėnių jau gamta pradeda busti ir tada mes galim į savo maistą vėl įnešti daigus, žodžiu, želmenis, naudot tokios atgimstančios gamtos jau produktus, vadinkim. O rudenį, kadangi kepenų fermentai pereina prie tokio fermentuoto maisto virškinimo, mums reikėtų naudoti kuo daugiau raugintų produktų. Ne tik kopūstų. Galima rauginti įvairiausias daržovės, galima ir vaisius rauginti. Tai, žodžiu, tik išradingumo dalykas ir mums Lietuvoje, tie, kurie gyvenam šiauriečiai esam, reikia naudoti fermentuotą maistą, nes virškinimas yra vienas iš svarbiausių dalykų, kurie tiesiogiai veikia mūsų mąstymą, tiesiogiai smegenis veikia. Ir jeigu, pavyzdžiui... Padėsim, slaičiu. Kas? Sakė, jums galėtų prijungti čia kažkokią rengti. Nežinau, viskas čia gerai. Tai gerai, jūs kalbėkit. Ir vasaros metu mes labai puikiai galim pasiruošti žiemos sezonui. Dėl to reikėtų prisirinkti džiovintų uogų, laukinių uogų. Tai ir tokios ir mėlynės, ir šeivamedžio uogos, ir šermukšniai, ir putinų uogos. Žodžiu, laukinės uogos džiovintos žiemą yra labai puikus maisto papildas. Žiemą mums reikėtų naudoti kuo daugiau prieskonių, kuo daugiau sėklų. Tiesiog malti jas dėti į maistą. Reikėtų prisirinkti liepos lapų, šermukšnio lapų, nes liepos lapai, jie labai saugoja kepenų ląsteles. Ir jie ypatingai vartojant, pavyzdžiui, medikamentus, tuos pačius antibiotikus naudojant, arba tokius dar rimtesnius vaistus, lygiagrečiai reikėtų naudoti liepų lapus. Tiesiog malt į miltelius ir naudoti, nes liepų lapai yra būtent kepenų ląstelės apsaugą duoda. Šermukšnio lapai turi, sakykime, kalio cianido turi, bet labai menkas procentas jo mums lygiai taip pat yra labai reikalingas. Ir vienų, ir kitų lapų tikrai vertėtų pasirūpinti. Labai reikėtų prisirinkti vingiorykščių, nes vingiorykštė skatina prakaitavimą. Jinai mažina mums uždegimus. Ir jeigu susirgus, tai vingiorykštės į arbatų mišinius būtinai reikia dėti. Jau liepžiedžius, tai aš manau, kad moteris tai visos turi. Bet pridėti šalia jos vingiorykštę, tai yra tiesiog būtinybė. Ir žiemai būtinai, aš manau, pasidarykit tokio ir gauromečio pasirūpinkit, pasifermentuokit. Gal augimvietės, kas žino, kas nežino, bet norint
Jeigu va, tuo metu, kai gaurometis žydi, pasižvalgius tikrai pamatysit ir stabtelt ir pasirinkti ir pasifermentuot. Galbūt ir tas pats džiovintas gaurometis, tai yra tikrai puiku. O pats geriausias variantas yra naudoti 50% džiovinto, 50% fermentuoto. Nes gaurometis džiovintas, jisai turi prieš onkologinį poveikį. Fermentuotas jau tos savybės neturi. Jis veikia puikiai, veikia, pavyzdžiui, vyram. Labai tobulai veikia prostatos visas problemas, gerina imunitetą. Jis neturi kofeino ir jį galima ir vakare gerti arbatą, ir galima naudoti be pertraukų, nes daugumą vaistažolių, kai naudoji, jeigu tikslingai naudojant, yra būtina daryti pertraukas. Ilgiausias laikas, kiek galima gerti vaistažolės, tai yra 21 diena. Geriausias, sakyčiau, dalykas yra, kai gali trumpinti. Pavyzdžiui, 10 dienų geriu, 10 darau pertrauką. Ir vaistažolės tikslingai naudojant, jau reikėtų kokius 3 mėnesius naudot, kad pajaust jos tokį teigiamą poveikį. Tabletės veikia greitai, vaistažolės neveikia greitai, bet jos veikia užtikrintai ir tausojančiai. Ir visada, be abejo, naudojant yra geriau naudoti mišinius, o ne grinas, žolės ne po vieną. Nes mišiniuose visada mes tokį duodam saugumą. Nes yra eilė vaistažolių, kurios mažojo dubens, pavyzdžiui, kraujotaką stiprina. Ir jeigu netgi tokią paprastą vaistažolę kaip avietę, ją naudosim dažnai, besilaukiančiai moteriai mes galim sukelti persileidimą. Jeigu jinai naudos tą avietę dažnai. Tas pats čiobrelis, tas pats raudonėlis, vandeninė mėta. Eilė yra augalų, kurie, jeigu apie tą mažojo dubens kraujotaką, kurie ją sukelia ir naudojant dažnai tikrai gali būti problema. Dabar jeigu apie lietuvišką pirtį kalbėt, tai mes Lietuvoje pirtį augalų naudojam labai daug. Apie vantas jau pasakojo Aridas, o pirtį lietuviškoj augalų yra daug ir pirmiausia tai yra pirties arbata. Pirties arbatai pagrindinę dalį sudaro beržo lapai. Dėl to, kad beržas yra labai valantis augalas. Ir beržo lapų pirties arbatai gali būti netgi koks, sakyčiau, trečdalis. Ir šalia to tada mes dedam kitus augalus. Tai yra organizmas stiprinantis augalai. Tai gali būti kaip pavyzdys ir didžioji dilgėlė, kurią visi puikiai žinom. Kitas toks labai ir skanus, ir labai turtingas augalas yra graikinis riešutmedis. Graikinį riešutmedį, pavyzdžiui, jeigu pirties arbatai, mes galim džiovinti netgi saulėje. Tai vienintelis augalas, kurį galima džiovinti saulėje. Kitus augalus mes džiovinam gerai vėdinamoj patalpoj ir kad nepatektų saulės spinduliai. O graikinis riešutmedis jis papildomo skonio gauna. Galime tuos lapus ir fermentuoti, tada tą skonį dar praplečiam. Pirties arbatoj taip pat labai svarbu yra prakaitavimą skatinantis augalai. Kaip pavyzdys gali būti vingiorykštė, tie patys liepžiedžiai. Ir ta pati avietė puikiausiai tinka, gali būti ir gluosnio lapai. Tik tai gluosnio reikėtų dėti labai nedaug, nes jis turi tokį stiprų kartumą. Galima dėti fermentuotus gluosnio lapus. Į pirties arbatą puikiausiai tinka ir raudonas dobilas puikiai tinka, nes jis turi tokią stiprų valantį poveikį. Paprastai pirties arbatą dedam ir mėtą arba pipirmėtę. Tai va čia vienas iš tokių dalykų, tai yra pirties arbata, kurią pirtyje tikrai visi pirtininkai naudoja ir įvairūs yra variantai, bet geriausia visada yra naudoti mišinius. Ir tą mišinį tikrai nėra sudėtinga pasidaryti pačiam, tik trupučiuką suprasti,
kokio poveikio tos žolės turėtų būti. Toliau pirtyje mes naudojam labai daug kvepiančių augalų. Ir kvepiantis augalai vasarą nėra problema. Aš sako, nueinu į savo sodelį, ten randu įvairiausius augalus, o žiemą iš tų kvepiančių augalų lieka ne per daugiausiai. Nes kai kurie augalai, pirmėtė, pavyzdžiui, mėta, paprastoji katžolė, mes galim atsinešti džiovintus ir jie puikiausiai kvepės. Bet jeigu aš atsinešiu, pavyzdžiui, tokią melisą, jinai nekvepės. Nes jinai turi aromatinių eterinių aliejų, turi labai nedaug ir jie išsilaiko tik tai, aš paprastai šaldau. Ir šaldau daug augalų. O kad sudėti į šaldiklį, paprastai darau tokias nedidelės plokšteles, jas susirišu ir vynioju arba į maistinę plėvelę vynioju, arba galima į audinį ir paskui dėti krepšį ir dėti šaldiklį. Dabar iš tokių pirty populiariausių augalų, kuriuos naudoju, tai be abejo yra ta pati melisa, anyžnis lafantas yra puikus. Vingiorykštę galima naudoti ir džiovintą, ir šaldytą galima naudoti. Paskui ir tas pats kietis yra puikus. Ir čiobrelis, ir raudonėlį galima naudoti. Žodžiu, kvepiantis augalai sušaldyti puikiausiai pirtyje tinka. Ir pirmam gare, kai mes norim turėti aromatą, mums nereikia, žodžiu, va taip kaip saunose, kitą kartą tenka matyti, kad žmonės ant akmenų pila. Ir česnaką pila, ir alų pila, ir įvairius ten saunos va tos kvapus pila. Iš tikrųjų reikėtų, jeigu neturim augalų, šiuo atveju, kaip aš, pavyzdžiui, atsinešu šaldytus, tai tokiu atveju galima naudoti ir geros kokybės eterinius aliejus, bet reikėtų juos tik tai keletą lašelių užpilt ant vantos ir tiesiog su tą vantą pavėduoti. Nereikėtų pilt į skystį, kurį paskui pilt ant akmenų. Tai to nereikėtų daryti. Dabar šveitikliai. Šveitiklę mes paprastai naudojam irgi. Tai gali būti ir žievelės sumaltos, tai gali būti ir sėklos, gali būti ir medžio žievė sumalta, ir spygliai. Pirty pirtininkai dažnai mes turim jau, sakom, pirties karalienė kėnio vantą. Tai kai kėnio vanta jau išsikvepia, jau, sako, ją pakeisim, tai sumalus kėnio spyglius mums bus puikiausias priemonė į šveitiklį. Ir kėnio spyglius galime mes, pavyzdžiui, su druska naudoti, nes vienas iš puikiausių šveitiklių, dar pasakysiu kelis variantus, prie druskos. Aš, pavyzdžiui, vasarą pasidarau tokius ruošinius, imu druską ir maišau ją su agurkais, maišau su raudonu serbentu, maišau su pomidorais, nes paprastai vasarą tų daržovių būna per daug. Ir žiūri, kad peraugo agurkai. Aš paimu, tiesiog sublenderiuoju, sumaišau su dideliu kiekiu druskos ir pasidarau savo tokius ruošinius stiklainiuose. Ir jie puikiausiai nereikia, nei šaldytuvo nereikia. Jeigu yra tokia sandėliukas su žemesnė temperatūra, tai jie puikiausiai stovi. O kai man reikia pirčiai, aš atsinešu tuos stiklainius, juos išpilu, pridedu daugiau druskos ir mano tokie ruošiniai jau laukia sezono. Dabar kūno pamaitinimui. Kūno pamaitinimui labai puikiai tinka pirty medus. Bet į tą medų mes irgi galim naudoti papildomai. Ir tas pačias ramunėlės galim dėti. Ir, žodžiu, ir parduotuvėje toks populiarus yra dabar tarp pirtininkų medus, avokadas, citrina. Jo labai tokia gera yra konsistencija. Jo nedaug reikia ir, aišku, jis yra labai skanus, ten atsinešęs gali praktiškai beveik suvalgyti, nes jis ir kūnui labai gerai, ir kvapas jo labai geras, ir pojūtis
tiesiog tepant, jis toks, jo mažai reikia ir kaip masažui, sakykime, labai toks, tiek tam, kuris naudoja, tiek tam, kuris gauna tą procedūrą, tikrai yra be galo malonus. Pirty aš labai daug augalų panaudoju, tiesiog puošiant pačią pirties erdvę. Tai įvairiausios puokštelės. Pas mus pirty tokia mandala labai graži. Ir čia tik išradingumo dalykas. Ir paprastai tie džiovinti augalai, kuriuos naudoju puošimuose, jie būna vienam sezonui. Jau po to keičiu vien dėl to, kad ir praranda, ir spalvą praranda, ir nebekvepia jau. Ir kartais net būna, atvažiuoja iš kitos pirties, ten paprastai vyrai, pirtininkai sako, tu ką dabar tas žolės išmesi, sako, tu man duok, tai man 10 metų, sako, užteks iš tikrųjų tų, kurias nuimsi. Tai čia toks pajuokavimas. O dabar, kai dirbi su augalais, aš nežinau, tokie dalykai kaip augalų, kada rinkti, kiek laikyti, ar aktualu ar neaktualu. Aktualu. Tai visus augalus iš tikrųjų, jeigu jau sugalvojat augalus pirkti vaistažoles, nepirkit vaistiniai. Nes vaistiniai augalai yra džiovinami labai, tie augalai, kurie patenka į vaistinę, yra džiovinami labai aukštoj temperatūroje, praktiškai 80 laipsnių. Ir jų veikimas yra labai silpnas, nes didžiąją dalį augalų galim džiovinti 40 laipsnių temperatūroje. Ir aukštoj temperatūroje džiovinti augalai, jie praranda savybės. Taip. Pirčiai naudojami augalai. Taip, jeigu džiovinam žoleles, džiovinam grybus, tai o grybams irgi atitinkama temperatūra reikėtų padidinti. Visiems, žinokit, augalam reikia žiūrėti, kokioj temperatūroje galima džiovinti. Šiaip didžioji dalis žolinių augalų, tai yra 40 laipsnių, kurie turi alkaloidų, pavyzdžiui, tokia kaip jonažolė. Jai jau virš 50 temperatūra yra. O pavyzdžiui, kad ir tas pats gaurometis, mes kai išfermentuojam gaurometį, išimam jį, mums svarbu jį yra greitai išdžiovinti. Tai tada ta temperatūra, jinai truputėlį galbūt bus ir didesnė, bet tenai labai svarbu yra išskaidyti tą augalą, kad jisai nebūtų sulipęs. Čia apie gaurometį šneku. Nes jis prisigėręs daug drėgmės turi ir jeigu tik bus nors trupučiuką sulipęs, iš karto toj vietoj pelėsis. Tai labai reikia žiūrėti prapūtimas, kad būtų geras. Dabar naudojant kai kurios augalus, pavyzdžiui, tokią jonažolę naudojant, reikia labai turėti galvoj, kad jonažolės negalima naudoti vasarą. Nes jonažolę naudojant galima iššaukti alergiją dėl to, kad jonažolė reaguoja su saulės ultravioletu. Nors, pavyzdžiui, šito metu jonažolės naudojimas yra labai naudingas esant depresijom, ypatingai moterim, jeigu nėra nuotaikos, tai jonažolė yra labai geras augalas. Bet jokių būdų nevartot vasarą. Ir dabar aš truputėlį gal prabėgsiu dar per... O dabar apie tą augalų rinkimą. Žolė. Žolė tai mes niekada nerinkam vaistažolių anksti rytą. Žolė turi būti nudžiūvus, neturi būti rasos ir neturėtų būti po lietaus. Surinkus reikėtų žiūrėti vėlgi, kad nedėti plastikinius maišelius, kad jinai nesudrėktų. Žiedai. Žodžiu, žiedai būtent žydėjimo pradžioj, kad jie jau būtų visiškai susiformavę. Vaisiai ir sėklos turi būti prinokę. Ir
Nu, čia mini apie kmynus, kmynai ir krapai. Žodžiu, ir išaiškloteles, ir dar nokina, ir jau paskui nukulia. Sultingi vaisiai jau džiovinami aukštesniai temperatūroje, bet jeigu žolė, tai žolė, kaip minėjau, daugumoje yra 40. Dabar, kai mes susidžiovinam augalus ir laikom paskui žiemą, mums būtinai yra, kad jie turėtų užrašus. Nes sudėjus, jeigu aš tik tai turiu daugiau augalų, aš pradedu klaidžiot. Man reikia visur pasižymėti. Augalas toks, galbūt net ir svoris yra svarbus, kiek aš jo turiu. Visur viską reikia žymėtis. Dabar, kiek augalas yra tinkamas naudoti, kiek laiko. Sakyčiau, kad ilgiausias laikas tai turėtų 1 metų. Bet kiekvienam sezone reikėtų augalus atsinaujinti. Sako, šiemet susirinkau ir jau nereikėtų man, kad ten 4-5 metai arba kai nusiperki. Reikėtų irgi stengtis, kad per metus, per 1 metų, kad jie tikrai būtų sunaudojami. Ilgiau gali stovėti šaknys, ilgiau gali stovėti žievė, jeigu ją naudojam. Ir dabar apie šaknų dar kasimą toks įdomus momentas yra, kad šaknis geriausiai yra kasti, jau kai nunyksta viršutinė dalis augalo, ir tada galim šaknį naudoti, nes šaknis, augalo energija, jinai į augalą, kai nueina į šaknį rudenį, šaknis yra stipriausia, o pavasarį atvirkščiai. Energija šaknyje iš šaknies, jinai tada jau pereina į lapus, į žiedus. Palaipsniui vyksta procesas ir pati stipriausia šaknis yra pavasarinė, jinai yra netgi agresyvi. Dėl to rudeninė yra švelnesnė, o pavasarinė, jeigu mes norim tokio stipresnio poveikio, tai aišku pavasarinė šaknis. Ir iš šaknų, tokios vertingiausios, aišku, yra kiaulpienės šaknis, tai yra varnalėšo šaknis labai vertinga. Ta pati varpučio šaknis. Ir aišku, ta šaknis pasiruošti patiem galbūt keblokai ir gal verčiau ir greičiau būna nusipirkti šaknų iš tikrųjų. Norint pažinti augalus, viena iš vertingiausių knygų yra Lietuvos žalesis rūbas. Tai tą knygą siūlau tiesiog savo ar nusifotografuoti, jeigu įdomu, nes jos gal net 5 leidimai buvo tos knygos. Dabar apie arbatas. Arbatų niekada neužpilinėkit verdančių vandeniu. Ir reikėtų, kad vanduo būtų panašiai kokių 90 laipsnių. Net pas tibetiečius yra toks, sakyčiau, žaismingas pasakymas, kad sako, užvirusi vandenį, vadina, sako, išvirtė senio akys. Virusi vandenį jau taip grubokai, o jau tas, kuris prieš virimą vanduo, jį vadina perlų vandeniu. Sako, žoleles reikia užpilti perlų vandeniu. Ir pirty, ruošiant arbatą, geriau užpilti, tegu trupučiuką ilgiau pastovės, bet tebūnie tai neviręs vanduo. Dabar čia apie tas pačias pirties arbatas aš jau minėjau, kad augalai valantį poveikį turėtų, toliau prakaitavimą ir šlapimo išsiskyrimą skatinantis, imunitetą stiprinantis, gerinantis virškinimą ir atpalaiduojantis ir raminantis augalai. Dabar čia netgi galėtumėt nusifotografuoti, jeigu kažkam yra aktualu. Būtent pirties arbatom kokius galėtume dėti augalus iš tokių mums populiariausių ir žinomų. Labai įdomi, biškį plačiau aš minėjau apie gaurometį, labai įdomus augalas yra storalapė bergenija.
aš čia kitoj skaidrėj turiu tą storalapį bergeniją, tai parodysiu aš dar ją. Jinai yra labai vertinga arbata, dėl to, kad jinai irgi labai daro didelį poveikį visai žarnyno sistemai. Aha, jau tuoj. Dar vieną nuotrauką parodysiu. Labai teigiamai veikia sąnarius, labai virškinimą teigiamai veikia, vyram prostatą labai teigiamai veikia. Va ir šitą dar lapą nusifotografuokit. Tiesiog jūs matysit, vat, kas pirtyse būna savo pirtis, kas turi tikrai, kas puikiausiai tinka į pirties arbatas. Dabar taip. Dar aš noriu tą vieną augalą jums parodyti. Va čia yra tas oi ne. Darželiuose, taip. Darželiuose ir įdomumas yra tame, kad šitas augalas iš tikrųjų jisai natūraliai gamtoj susifermentuoja. Čia žiedas spalva jo biškelė yra, va čia po apačia. Va šitas augalas, jisai susifermentuoja gamtoje pats ir mes renkam juodus lapus. Kaip tvarkom pavasarį darželį, surenkam tos juodi, rudi lapai ir kuo tie lapai tamsesni, tuo jie yra vertingesni. Jų skonis yra labai švelnus tos arbatos. tą arbatą mes galim gerti netgi be pertraukų. O šiaip jeigu ir gaurometį galim gerti irgi be pertraukų, o šiaip visiems augalam būtinai turim daryti pertraukas. Tai va šitą arbatą, kai tvarkysi darželius, tikrai labai linkiu tų lapų pasirinkti, nuplauti ir išdžiovinus, vėlgi reikia žiūrėti, kad išdžiūtų gerai, nes tie lapai bus šlapi. Kai nusiplausit, nuvalysit ir tikrai naudokit. Nu tai ką, gal tuo ir užbaigsiu, o šiaip dar aš trupučiuką čia būsit, jeigu kažkas domintų, tai tikrai klauskit. O kas domisi augalais, minutėlę, kas domisi augalais, tai sakyčiau, labai verta prisijungti nuotoliniu būdu Virgilijus Kirkevičius. Jis yra vaistininkas ir kartu žolininkas, tai įvairiausiom temom. Ir jo toks, sakyčiau, klausai jo paskaitų, sužinai be galo daug ir kartu nuskesti žmogaus širdį. Jis begalinės šilumos, begalinio tokio širdies gylio žmogus iš tikrųjų. Ir kas domisi, tai tikrai būtent jį labiausiai rekomenduočiau. Ačiū už dėmesį.